į šitus lovelius įsiklijuoja plytelį ir taip paslėpia šitą kraštą, atskleidžia tik tais mažą siulytę, čia kažkur tais apie 4 mm tarpą aplinkui įsicentravus, kad vanduo būtų surinktas. Todėl, jeigu prireikus paimi tą trapą, atsidarai, išsivalai viduje, kas tenais yra grotelis, išsivalai, kad jisai vėl tarnautų ir vėl vandenį surinkinėtų taip, kaip buvo prieš tai, nes būna prisirenka plaukų ir panašiai, visokių ten nešvarumų ir tada šitas dalykas turėtų būti pagrindinis aprūpinant šitą trapą. O toliau, ką mes ten turim, tai jo hidroizoliacija, pati esminis dalykas, kuris ir tarnauja trumpai. Jeigu atlikta netinkamai, šitie trapai labai tarnauja trumpą laiką ir pradeda leisti vandenį į patį pagrindą. Tai pats pagrindas įsipučia ir panašiai. Visko atsitinka tenais. Po plytelę, aišku, nepamatysi, bet jeigu turi antrą aukštą, tai apačioj gali pamatyti tikrai blogus vaizdus, kada